Todėl aš, Staськa, rašausi krauju ir prisiekiu sudraskyti oligarchus ir maisto prekybos bei šildymo monopolijas, sumažinti maisto, alkoholio, cigarečių ir kitų būtiniausių produktų kainas. Aš prisiekiu priversti valdininkus dirbti, juos ir kitus politikos pingvinus. Aš pasižadu paprastam žmogui sugrąžinti orų ir gerą gyvenimą. Aš prisiekiu duoti darbą kiekvienam tokį darbą, už kurį yra mokama. Aš prisiekiu atpiginti nemokamą gydymą ir sugrąžinti nemokamą mokslą. Aš prisiekiu atidaryti ne iki galo uždarytą atominę Lietuvos elektrinę. Aš prisiekiu visiems laikams Lietuvę uždrausti skalūnų dujas. Aš prisiekiu iš Baltarusijos, Lenkijos ir Rusijos mes sugrąžinsime Lietuvos žemės. Įteisinti samagono gamybą, sumažinti šildymo, benzino kainas, padidinti pensijas ir įvesti nemokamą viešąjį transportą. Aš prisiekiu kiekvienai vienišai moteriškai priskirti po vieną vyriškį. Jeigu reikės daugiau. Aš prisiekiu uždrausti bet kokius paradus centrinėse miesto gatvėse, reikės, pats asmeniškai juos išvaikysiu. Iškilmingai pasižadu sumažinti filmo Redirected amžiaus cenzą, kad visi jį galėtų pasižiūrėti. Aš prisižadu referendumui reikalingą parašų skaičių sumažinti iki 50 000. Pasižadu rinkimuose suteikti balsavimo teisę visiems. Vaikai, jie irgi žmonės. Ir dabar svarbiausia. Aš prisiekiu uždrausti pardavinėti Lietuvos žemelę. Ir turiu galvoj ne tik uždrausti ją pardavinėti užsieniečiams, ne. Ją išvis reikia uždrausti pardavinėti. Todėl, kad Lietuvos žemelė yra turtas, kurio negalima niekada niekam pardavinėti. Idėjų, kaip matote, aš turiu daug. Ir man reikalingas jūsų palaikymas. Jeigu iki vasario 18 dienos filmo Redirected Facebooko puslapyje aš sulauksiu 50 000 laikų, aš prisiekiu. Aš eisiu ir ginsiu jūsų teisės. Aš eisiu ir kelsiu savo kandidatūrą Lietuvos Respublikos prezidento rinkimuose. Nustokim pjaut grybą. Išsišluokim kiemą. Pakabinkim ant namų teisingas lenteles. Su meile ir kaimynų palaikymu jūsų vilties prezidentas Staськa. Už Lietuvą!